Mes galim įtakoti labai lokalius procesus. Ir jeigu aš susiduriu su tėvais, kurie atsisako skiepyti vaikus dėl vienų ar kitų priežasčių, aš labai atsargiai su jais kalbuosi. Kodėl? Jeigu jie nori kalbėtis. Yra kai kurie nenori kalbėtis, kurie iš karto žino geriau. Tai tiems, kurie žino geriau, nieko neįmanoma išaiškinti. Bet kartais tiesiog reikia išklausti, o kodėl? Pavyzdžiui, šią savaitę viena mama sako, man tiesiog gaila, jis dar toks mažas. Aš paauginsiu bent iki metukų ir tada skiepysiu. Man dabar naujagimį taip gaila skiepyti. Ir aš ją suprantu emociškai. Bet tada atsisėdi ir sakai jai, vaikas iki metų beveik neserga. Jis turi įgimtą imunitetą. Jisai neišeina į aplinką, nekontaktuoja su žmonėm. Todėl mes stengiamės suskiepyti per tą laiką, kada yra tas langas, kai vaikas neserga. Paskui, kai pradės jis eiti į darželį ir pradės sirgti 2 kartus per mėnesį, jūs tiesiog nerasit laiko jį paskiepyti. Visada reikia ieškoti loginės priežasties. Jeigu tėvai pasakojo, kad kažkuriam iš vaikų yra buvusi labai stipri reakcija, arba jiem patiem yra buvusi labai stipri reakcija, tai vėlgi aiškini, kad tos vakcinos labai pasikeitė per tam tikrą laiką. Tada tėvam padedi atsirinkti, kas yra svarbiausia. Nuo ko dabar sakau, yra... Irgi, jūs neskiepijat nuo kokliušo. Dabar yra kokliušo protrūkis. Jūsų 4 mėnesių kūdikis, tai tiesiog šios savaitės pokalbis. Jeigu dabar tas vaikas užsikrės kokliušu, jis gali sirgti nepaprastai sunkia forma. Skiepytis vis dėlto serga daug lengviau. Jeigu, pavyzdžiui, su gripu mes turim tokią statistiką, kad neskiepytoj populiacijoje serga 4 procentai. Skiepytoj populiacijoje serga 1 procentas. Tai reiškia 4 kartus sumažina tikimybę sirgti. Dar daugiau, skiepytoj populiacijoje nebūna sunkių gyvybei pavojingų formų arba labai retai.